Kainos kaip parduotuvėje, o prekės pristatytos į namus. Barbora. Sveiki visi, ponios ir ponai. Šiandien dar viena SKM laida ir studijoje mes turime du krepšinio žinovus, krepšinio ekspertus. Tai yra iš JAV neseniai atvykęs Gytis Kavaliauskas. Sveiki, Gyti, ir mūsų jaunasis krepšinio ekspertas. Be daugybė žinių, tiek Europos, tiek pasaulio krepšinėje sukaupęs Žygimantas Červinskas. Sveiki, Žygimantai. Sveiki. Žygimantai, nieko nelaukiant, jūs pirmas traukite lapelį ir užduodate klausimą, kurį turėsime atsakyti mes, o po to jūs. Pabaikite sakinį. SKM man labiausiai Nepatinka. Nepatinka labiausiai... Nežinau, sakyčiau, neturiu kažko tokio dalyko, kas man nepatiktų. Gera organizacija, viskas man patinka. Ir aš jaučiuosi su SKM organizacija kaip su šeima. Gyti, tau kas labiausiai nepatinka? Kas nepatinka? Nėra to, kas nepatiktų. Kaip Žygis minėjo, tikrai gera organizacija. Draugai, treneriai, draugai ir studentai, mokiniai, krepšininkai. Ir galim pasikalbėti ir apie mokslo dalykus, ir artimiau, ir tikrai nėra, kad kažkas nepatiktų. Gal būna ne tai, kad nepatinka, biški gaila, kad negalima vienu metu tiek daug žaidėjų aikštelę leisti, nes visi nori žaisti. Va čia gal tas nepatinka, norisi, kad visi pažaistų ir viską. Tai. Bet čia visi treneriai sudarė. Taip. Nuo Eurolygos iki NBA. Jo, iki NBA. Nors NBA 48 minutės, tai biški daugiau gal laiko gali padalinti. Taip. Na, man labiausiai nepatinka gal pikti tėveliai, nes kartais pats ateinu pateisėjauti Vitiron čempionate ir kartais įbėga į aikštelę ir grasina, kad nebeišeisiu iš sporto salės arba kad baigsis man blogai. Tai vad gal tos aistros tokios ir kartais aistrų nevaldymas man labiausiai nepatinka. Būna. Ir nepatinka kartais tie lūkesčiai tėvelių, kai jie įsikelia, žinot, kad mano sūnus bus krepšininkas ir kodėl jisai negauna žaisti. Ir atrodo, kad tėveliai dėl to labai išgyvena, sukveldami didžiulius lūkesčius savo, vaikam. O profesionaliais krepšininkais Lietuvoje, žinot, kiek tampa? 0,01% gal? Na, maždaug taip. 2 iš 10 tūkstančių apytiksliai žaidžiančių vaikų krepšinį. Tai tampa tais, kurie žaidžia Eurolygoje ar jau europinėse turnyruose. Jo. Tai labai didžiulė konkurencija. Taip. O Žygi, kalbant apie tavo lūkesčius, tu tikėsi tapti tik profesionalių krepšininkų, ar ne? Tikiuosi, bet kai bus, tai bus. Koks tavo planas B, jeigu profesionalių krepšininkų netaptų? Jeigu netapčiau, tai manau aktorių. Daugiausiai šansų. Kuo būsi? Aktorių. Vaidinsi Moteris meluoja geriau ir kitose lietuviškose serialuose? Kas ten žino? Aš net pats nežinau. O kur labiausiai norėtum vaidinti? Labiausiai? Kokiam žymiam filmui. Nu, jeigu patekčiau. Kaip Leonardas DiCaprio, Titanic'e? Nu. Ar tau labiau Schwarzeneggeris patinka ir tu būsi toks veiksmo filmų herojus, jo? Gyti, jeigu ne krepšinio treneris, kas tada? Kokia būtų tavo kita profesija, jeigu tau pasakytų, kad sorry, krepšinio treneriu tu būti negali? Šiaip aš iš pirmo norėjau labai į mediciną. Tai man labai chiropraktika patiko, kai žmogus ateina, jam sunku, trauma yra ir bandyti atstatyti, pakelti. Tai čia kaip ir mano buvo tokia pirma svajonė, iš dalies su medicina jau buvau pradėjęs tą kelionę ir kažkaip ir meilė krepšiniui ir natūraliai viskas taip susidėjo, kad vis tiek patraukė keliai krepšinį. Jeigu keliai patraukė krepšinį, patraukit ir lapelį. Paskaitykit mūsų klausimą, atsakykit ir pabandysim mes pakomentuoti. Tiesa, čia atsakymė pirmą visi, tai dabar antras. Šiemet NBA laimės ir MVP taps. Kas? Aš manau Goldanas, nes dabar CP3 prisijungia ir visai tvirti komanda dabar, tvirta, bet kas gaila, kad čia būtų idealu, jeigu dar Kevinas Durantas prisijungtų, tai čia tai tikrai, manau, nebūtų šansų niekam. Ir kaip 2018 ten tai jau tam buvo. Kas ten prisijungė toks? Kevinas. Durantas. Warriors. Jau prisijungė, ne? Ne, buvo. Tada kaip buvo. 18. Kai buvo. O dabar kas prisijungė, klausia? Dabar Chris Paulas. Chris Paulas. CP3, jo. CP3. Kaip tu manai, kas laimės NBA ir kas taps MVP? Aš manau, kad pernai pralošimas Milwaukee
užmotyvuos juos labiau stengtis, to labiau, kad jie gavo Damianą Lillardą į žaidėjo poziciją, manau, labai padės jiems jų kovose. Jeigu visi bus sveiki, tai mano meilė yra Lakersui ir LeBrono Jamesui, bet manau, kad laikas jaunimui kilti viršų, jau LeBronas yra veteranas pagal savo amžių, tai manau, kad didelį šansą į Milwaukee Bucks pakilti vėl į čempionų titulą. Na, aš irgi labai myliu Los Angeles Lakers ir karalių Jamesą. Norėtųsi, aišku, kad ir lietuvis koks laimėtų, kaip Jonas Valančiūnas ar Domantas Sabonis, titulą pirmą kartą istorijoje. Nes Žydrūnas Ilgauskas Plauk yra tapęs čempionu, dabar galvoju. Ne, jam nepasisekė, jisai buvo vienintelis tas, kuris išėjo ir jie, man atrodo, sekančiais metais. Kitais metais, taip, dar ne vienas lietuvis nelaimėjo. Nu, Martynas Pocius. Bet ne kaip žaidėjas. Ne kaip žaidėjas, taip. Ja, bet iš tikrųjų, aš manau, kad Denver Nuggets vėl apgins titulą ir Nikola Jokičius dar kartą taps MVP. Žvėriškas serbas, ar ne? Tikrai taip. Labai charizmatiškas, labai šaunus ir geras pavyzdys, kaip iš Toruliuko vaiko užaugo tokia NBA žvaigždė, ar ne? Na ir trečias mūsų klausimėlis, kurį norėčiau užduoti aš jums ir apie kurį pasikalbėsime. Top 3 geriausi LKL žaidėjai. Kas norėtų išvardinti? Top 3 geriausius jūsų visų laikų? Šio sezono. Šio sezono. Norėtų pradėti? Gerai, galiu. Pradėk tu. Tai sakyčiau, tada Evansas. Kinanas Evansas, Kauno Žalgiris. Jo, tada sakyčiau, Butkevičius galėtų būti, bet Sairytė man kažkaip labiau patiko. O dabar Žalgiui kažkaip nelabai, bet vis tiek. Žaidėjas vis tiek geras. Tai. O trečias, sakyčiau, būtų, šiaip nežinau, čia 2 žaidėjai, kuriuos aš tikrai išskirčiau, visų kitų man, gal ir Maldūnas, koks, sakyčiau, gal ir galėtų irgi paimti, nes irgi visai, sakyčiau, gerai varom. Tai Maldūnas, tada Butkevičius ir Evansas? Jo, ir Evansas. Maldūnas įdomu pateko į 3. Kiti tavo top 3. Buvo nesenai varžybose kaip tik, tai labai patiko man, kai žaidė Laurynas Birutis. Labai atletiškas toks ir matosi ir raumenų pridėjęs ir gerai patobulėjęs. Margiris Normantas, tai sostinės krepšinio komandos žaidėjas, labai irgi kapitono rolę atlieka komandoje, gerai žaidžia, bando kontroliuoti komandą, treneriui padėti. Trečias būtų gal irgi Evansas. Evansas labai gerai žaidžia. Kai po traumos grįžęs, tai čia iš viso, kai kurie po traumos galvoja, gal netgi karjera baigta, o jisai atsistatė gan greitai, įdėjo daug darbo ir žmogus vėl ant parketo bėgioja ir daro savo mylimą darbą. Birutis, Normantas ir Evansas, ne? Na, aš išrinkčiau, aišku, Evansas žaidžia kaip iš NBA ir kaip iš kosmoso, ne tiek Eurolygoje, tiek LKL. Įspūdingas žaidėjas, galintis 1 nulemti rungtynių baigti. Ryto komandoje Margiris Normantas matosi yra padaręs didžiulę pažangą po vasaros rinktinėje, nors tritaškiai dar kartais nestabiliai krenta, bet matosi, kad potencialas yra didžiulis ir tikrai žavi Margirio tobulėjimas. Na, iš kitų žaidėjų, man atrodo, Roland Schmitz, Latvių uola, yra įspūdingų duomenų žaidėjas, dominuojantis tiek Eurolygoje, tiek ir LKL, tokį kūną puikų turi ir tikrai sunku jį nustumti, plus pataiko ir iš toli, pavojingas iš visų situacijų, mane žavi Latvijos žaidimas. Taip, tikrai. Na, o grįžtant čia į SKM teritoriją prie mūsų Gyti, šiemet pasirašai kontraktą su sostinės krepšinio mokykla, bet prieš tai ilgą laiką gyvenai JAV. Kaip gimė kaip atsiradai JAV ir kaip gimė aistra oranžiniam kamuoliui? JAV atsiradau, nes tėvai laimėjo žalią kortą. Mano tėčio buvo ilgalaikė svajonė išvažiuoti į Ameriką pasibandyti. Jo net ar prosenelė, ar senelė pasakojo apie, kad kažkur yra Amerika, kaip sakoma, svajonių šalis, galimybių šalis. Tai lošia, aš nežinau, gal jis 7 ar 6 metus ir pagaliau laimėjo žalią kortą. Išvažiavom gyventi tenais, man tada buvo, jeigu neklystų, 10 metų, tai 20 metų atgyvenom tenais, o kad ir kaip keista, meilė krepšiniui, tai
gimė Amerikoje būtent, nes Lietuvoje aš nuėdavau su tėčiu ten statybos, ryto, tuo metu sakalų varžybas, bet kai vaikas ten nelabai ir domiesi, ir daug garso, tai kažkaip aš jautrus buvau, toks nelabai man, kad kabintų buvo. O būtent kai Amerikoje atvažiavam, tai ir ta draugų stoka, kad dar nepažįsti tą... Kiek tu metų buvo? 10 metų, tai jo, tai turėjau berods į 4 klasę, tai dar taip išėjo, kad kai atvažiavau tenai perkelė vieną klasę. Ir tas ir kalba nebuvo, nors aš nuo darželio laikų šitą lankiau būrelį anglų kalbos, kažkaip vis tiek buvo maža bendruomenė, vien tik italų ir airių bendruomenė, jie visi nuo vaikystės, tai tie tokie jau svetimi outsideriai biški kitaip žiūrimi. Tai krepšinis būtent ir gimė tenai, kad eidavo į aikštelę, žaisti krepšinį, pradėjau domėtis, nežinau, taip rimtai domėtis, tai gal kokios 13-14, bet pamėtyti, pažaisti, pažinti patį žaidimą, tai New Yorko aikštelės. Bronce. Taip. Ponas Žygimantai, kaip tu atsidūrei krepšinio aikštelėje? Tėvai privertė, pats norėjai, papasakok savo istoriją. Šiaip sakyčiau, pats norėjau, labiau buvo mano svajonė būti krepšininku. Ir taip mano tėtis, kai yra krepšininkas, tai nori kaip ir pratęsti visą. Dinastiją? Jo, viską. Pratęsti pats kaip ir nori būti krepšininku geru, o prasidėjom, tai taip šiaip daug žaisdavau visur, po to pradėjau lankyti treniruotes ir taip viskas ir pasidėjo. Na, Balys Šmigelskas uždavė tokį klausimą, nes galėjo užduoti klausimą mūsų gerbėjai Facebook'e, kai paskelbėme pašnekovus. Ir Balys klausė, Gyti Kavaliauskai, kas jūs paskatino grįžti į Lietuvą po tiek daug metų praleistų Amerikoje? Kiek, jeigu 10 išvažiavot? 20 metų. Beveik 20 metų. Jo, taip. 20. Kas paskatino sugrįžti į Lietuvą? Aš visada buvau kaip ir patriotas Lietuvos, visada, kiekvieną vasarą būdavo mano čia praleista, kai kiekvieni važiuodavo tenai į Meksiką, Puerto Riko, Dominikos Respubliką, aš visada pasirinkdavau Lietuvą, mano seneliai čia, mano giminės čia, mano draugai čia, sužadėtinė dabar irgi čia nais, tai aišku, ir tas daug įtakos turėjo, tas per distanciją bendravimas ilgą laiką, bet aš ilgai jau planavau tą kelionę, aš net ir tėvams sakiau, kad aš noriu pasibaigti mokslus, buvo tas tikslas, kad pasibaigtų universitetą, išsilavinimą ir mano keliai traukė Lietuvą, man esu tokį negi pavyzdį draugam davęs, kad sako, bet tai toks didelis miestas, tiek daug pamatyti. Sakau, labai paprastas paaiškinimas. Nueik į tą Central Park, tas jau didžiausias parkas New York'e, ir vat atsisieks tenai ir išgerk kavos puodelį tiesiog. Ir man tas puodelis neatsieis jokio puodelio, kuris, pavyzdžiui, Arkikatedros aikštėje yra išgertas. Man tas ir, kad tavo šalis, tavo miestas ir... Tavo istorija? Taip, tavo istorija, užaugęs, išvaikščiojęs, tai nieks nepakeisto. Tai aš manau, kaip ir visiems paaiškindavau, tai šitą kaip ir suprasdavau, sako, nu viskas aišku, kaip sako, lietuvių gimęs, lietuvių ir mirsi, tai taip ir gavosi. Nu, kaip tėvai palaikė tavo sprendimą? Nesai, kad čia Amerika, galimybių šalis. Mes važiavom čia kurti savo gyvenimo, o tu grįžti atgal, mėti kelią dėl to kelio. Jie kaip ir ruošiasi. Aš jau po biškį pradėjau juos ruošti, kad mano svajonė, aš visada irgi buvo mano draugės, kaip ir lietuvės bendravau savo kultūroje. Ir jo, aš po biškį rašiau juos. Jie gal patys netgi planavo tėvukas, kad būtų amžinatelsi, kad grįžti į Lietuvą po pensijos. Mama irgi laukia pensijos, kad vis tiek grįžti į savo šalį. Aš manau, vis tiek tai ir nostalgija, ir tiek, čia kiek metų praleista augta, kiek vietų išvaikščiota, tai... Na, tavo tėtis buvo iš tikrųjų garsus, labai New Yorko lietuvis, jisai organizuodavo ir šventės būdavo lietuvių bendruomenė, pažino visus krepšininkus, kolekcionavo marškinėlius. Taip. Dabar tu tiesi jo šitą pomėgį? Nu, mes abu kartu. Kiek turi marškinėlių? Šiuo metu žaidybinių tai apie 390. Kur čia tiek telpa? Tai oi, daug kur. Kai kurie liko užsienį Amerikoje, aišku, bet, nu, nusipirkau ten ir dėžių ir viską, kad gražiai susidėti. Tai buvo iš pirmo tokia idėja, kad mes, kadangi su tėčiu esam turėję savo tą geležinės Vilkas komandą New York'e ir daug yra žaidėjų už mūsų žaidė, tiek ir paprasti lietuviai, tiek ir kurie nuėjo paskui profesionalus krepšininko keliais,
LKL, ten ir aukštesnis lygis. Čia Gilvidas Biruta, kiti ar kas? Gilvidas Biruta, žaidė Arminas Urbutis, dar tada buvo tėtis New Yorko Lietuvos atletų klubo pirmininkas, Žygimantas Šeštokas, Aurimas Jasilionis, tai tikrai tokių kai kurių žinomų vardų ir LKL, ir užsienyje. Mindaugas Kupšas, va dabar Taivane žaidžia. Tai mes tą komandą, kai sukūrėm, norėjom iš pirmo kažkaip tų žaidėjų gal, kurie žaidė už mus surinkti. Paskui su tėčiu gimė tokia idėja, kad ar pažįstamas krepšininkas, taip kaip draugas, ar LKL vat visas tas komandas surinkti. Ir mes labai per trumpą laiką, kad buvo gal metai ar du, kad pririnkom, nežinau, gal iki 100. Taip, visi pradėjo taip, siūsim, aišku, prisidėsim, prisijungsim ir labai lengvai tas pradėjo eiti. Ir aš dabar irgi tęsiu tą tėčio ir mano hobį, tai dabar stengiuosi gal tas ir retesnės gauti maikutės, Lietuvos istorijos, kurių net nebeegzistuoja, tas ir nesenai gavau 76 metų Kauno Žalgirio marškinėlius, statybos, va. Tai va tas įdomumas, va, nesenai Ilgausko gavau, kas yra labai retai gauti, nes nežinau, ar jisai nebuvo toks fanas dalinti, ar gal tais laikais dar netoks hobis buvo kolekcionuoti, bet iš kolekcionierės pasaulio, pavyzdžiui, nežinau, kad kažkas turėtų Ilgausko marškinėlius. Kaune krepšinio muziejus turbūt labai norės tavo. Taip. Ir tikėkime ją pamatyti. Taip. Na, Žygimantai, žinom apie tavo aistrą kinui, apie tavo aistrą televizijai. Kaip čia prasidėjo tavo šitas hobis ir aistra po krepšinio? Kaip atsidūrė TV ekranuose? Viskas prasidėjo, sakyčiau, nuo bandymų tai patekti filmus visokius, į reklamas, taip ten užsiregistruoti visur ir bandyti, o kaip patenku visur, tai čia tiesiog, manau, kaip ten prodiuseriai visi nusprendžia, nes čia labiau jau nuo jų priklauso. Koks žymiausias filmas, kuriame esi vaidinęs? Žymiausias filmas, tai sakyčiau, Purpurinis rūkas. Čia buvo jau senai, sakyčiau, kai aš buvau 6, tada filmavo, tai... Kokį vaidmenį ten atlikai? Ten taip, ten toks vaikas buvau, ten su mama, ten tėčiu, ten senai buvo, tai ne viską galėčiau dar prisiminti. Nu, dabar įsimintiniausia reklama, kurioje esi vaidinęs? Įsimintiniausia, tai turbūt buvo vaistų tokia reklama Myli tave. Ten man reikėjo sakyti, nes mane visi ten klasiokai, vėlia kaip ten, ir sakydavo tą žodį, man nuo šių dienų vis dar taip užknisa, kai man sako, tiesiog prisimena ir sako. Myli tave, sako? Jo, tiesiog prieina ir sako. Žvaigždė? Nu. Klausimas apie trenerį. Gytis Kavaliauskas. Naujas treneris šiemet, tik su juos susipažinai. Koks jis? Kokį tu jį pažinai? Pažinau gerą visai. Tik grįžęs iš Amerikos, tai atrodo visai naujas ir SKM-ui ir taip, bet šiaip sakyčiau geras treneris ir padeda geresnių krepšininkų tapti, siek savo tikslų ir viskas man labai patinka. Koks yra Žygis aikštelėje? Žygis, ne, tikrai ne aktorius, labai kovingas, labai per trumpą laiką įrodė, kad jisai vertas kapitono pareigų, tai jis yra mano komandos kapitonas. Tiesiog jis yra kovotojas, jisai, kas man patinka, kas kartais gal ir pakiša koją, tai treniruotėse jisai atidirba kaip varžybose. Jisai atidavė visą save, jisai nemėgsta pramestis, mėgsta, kad gerai viskas eitųsi, gyvenimą, aišku, visko būna ir gerų treniruočių ir blogų, bet kas patinka, tai tas kovingumas. Jisai netgi minėjo, kad jo mėgiamas krepšininkas, jeigu neklystų, Kobe Bryantas. Yeah. Tai manau, jau 14% to darbo etikos tikrai yra, kad ir žinau, kad į kiemą eina mėto, kai reikėtų gal ir palisėti, kad nepervargti, tai tikrai turi tikslą užsibrėžęs, siekia savo tikslų ir motyvuotas. Čia, manau, svarbiausia, kai yra motyvacija, tu tą myli tą sportą, nes žinau, kad daug krepšininkų tą ir motyvaciją ir meilę praranda, tai kad jisai užsimotyvavęs, nori būti pirmas, išeiti aukštesnį lygį, tai manau, tokį žygį matau šią minutę. Na, Gyti, o tavo kas yra idealai? Tiek krepšininkas, tiek treneris. Į ką tu lygiuojasi?
Nežinau, net Europoje, Amerikoje, čia per visą pasaulį pagal trenerius. Taip. Gal koks ramesnis, aišku, būna tos emocijos užvaldo. Aišku, man pasiekti tokį lygį kaip ten LKL, NBA, tai čia tik tai svajonėse dar. Bent arti to. Nežinau, kažkoks buvo, man atrodo, gal ten žaidėjas buvo, treneris, kad nėra, ar ne Gedraitis, kad nėra techninės gyvenime gavęs, man atrodo, Robert, ar žaidimo metu gal. Tai gal kažkas iš tos pusės, aišku, visko būna kartais tų akivaizdžių baudų ir viskas ir susijaudinė, susinervuoji, bet reikia mokėti tas emocijas suvaldyti, išlikti visada profesionalas, kaip sakoma, ir iš lietuvių gal Gedraitis didelį padarė man įspūdį, tai Miami Heat buvo tas Polstra, jeigu neklystu, kad jisai pradėjo iš viso nuo video koordinatoriaus pozicijos ir pakilo visiškai į trenerius. Taip. Tai daug matau savęs tame, nes irgi pradėjau tenai nuo video montavimo, nuo stovyklos visokių video filmavimų padėti ir dabar SKM dėka galiu būti ir treneris, ir vaikus treniruoti, kas labai džiugu. Tai... Kokios tavo kaip trenerio vertybės? Pagrindinės? Aš ir tėvam dažnai sakau, čia aš noriu, kad vaikas lankytų, aš sakau, pirmą reikia suteikti vaikui tą meilę krepšinį. Jis turi pamilti, jis turi džiaugti žaisti krepšiniu. Labai, aišku, svarbu yra pagarba, tiek treneris vaikui, vaikas treneriui, tas labai svarbu. Disciplina irgi, kaip sakoma, yra laikas pažaisti, yra laikas, kada reikia susikaupti, ruoštis varžybomis ir visą tai. Manau, mes gan greitai su Žygimanto komanda įėjom į tą bendravimą tokį, kad draugiškai, nereikia per daug įrėkti, tikrai klauso jie. Ir yra laikas, kada mes galim pajuokauti, pasižaisti, yra laikas, kada susikaupti, ruošiamės, kad kažką reikia mokintis. Tai tiesiog pagarba vienas kitam, tas kontaktas, tas ryšys, aš visada sakiau, galite ateiti gyvenimiškų, kaip sakoma, temų, ar pagalbos kažkokios, ar mokykloje kažkas negerai, irgi anglų kalba daug kas anglų moko, šitą turi biški vaikai ten, jeigu kokių problemų, ar ką sakau, ateikit, klauskit, kaip galėsiu, kiek galėsiu, padėsiu visom keriopai, jo. Na, labai įdomi diskusija, atrodo, galėtume kalbėti valandas, bet mūsų laikas eina į pabaigą, tai dar vienu sakiniu paklausiu jūsų atsakymą. Gytis Kavaliauskas po 10 metų, kas jis? Sakyčiau, geras treneris. Tai... Gyti, kur tu įsivaizduoji save? Geras treneris. Svajonė būtų, aišku, aukštesnis lygis, gal ir jau link vyrų, gal jaunimo kokie, rinkti nebūtų, gal pirma tas žingsnis svajonė, kad ir asistentų ar padėjėjų kažkokių, tas aukštesnis lygis, aišku, LKL svajonė būtų kiekvieno trenerio. Buvau gavęs pasiūlymą asistentų dirbti, jeigu neklystu, buvo Baku, Azerbaidžane. Bet tas pasirinkimas buvo, kad grįžai į Lietuvą ir dabar kažkur vėl išvykti. Tai kažkaip atmečiau. Tai rinktinė. Jo, rinktinė, gal jaunimo kokia. Kur tu būsi po 10 metų? Kur aš būsiu? Tikiuosi, kad vis dar būsiu krepšininkas. Kur žaisi? Žaisiu Vilniui, tikiuosi. Ryte? Ne, Žalgirį. Vilnių Žalgirį. Čia futbolo komanda Vilnių Žalgirį. Ne, aš norėčiau Vilniui būtų, gal jau Žytą žais, bet kaip būtų, tai būtų. Svarbiausia, kad pasiek kažko geresnio. Tobulėtų. Na, geri jūsų planai. Na ir paskutiniai 3 klausimai, kas surenka daugiau taškų, tas ir laimi. Kelkit ranką, kas pirmas pakels, tas atsakinės, neatsakot, klausimas pereina kitam. Kokį paukštį vadiname nacionaliniu Lietuvos paukščiu? Kokį paukštį vadiname nacionaliniu Lietuvos paukščiu? Taip. Gandras. Teisingai, 1 taškas, Žygis pirmauja 1-0. Antras klausimas. Ką žinote apie Lietuvą? Čia simboliškai grįžus į Lietuvą. Taip. Iš kokio žodžio kilo Lietuvos vardas? Lietus, lyja dažnai Lietuvoje. Atsakymas neteisingas. Gal... Nežinau. Iš mažo upelio Jonavoje Lietava tekančio. Wow. Gerai, klausimas. Arba išlyginat rezultatą, arba Žygis laimi. 3 klausimas.
ir jis skamba štai taip. Koks yra Lietuvos nacionalinio medžio pavadinimas? Pirmas Gytis pakėlė. Ąžuolas. Ąžuolas lygų 1-1 ir duodam papildomą klausimą. Kas atsakys, tas ir laimės. Taip, kokia gėlė yra nacionalinė Lietuvos gėlė? Taip? Tulpė? Ne? Ramunėlė kokia? Būtų artybė. Rūta, vainikų rūta. Gerai. Na, važiuojame toliau ir klausimas yra štai toks. Kas įkūrė Trakų pilį? Kunigaikštis Jogaila, kunigaikštis Vytautas Didysis ar karalius Mindaugas? Gytis kelia ranką? Jeigu neklystu, buvo Jogaila. Ne, jūs suklystate. Kas įkūrė Trakų pilį? O kokie pasirinkimai? Liko 2. Nu, turėjau šitą žinoti žygį. Arba kunigaikštis, arba karalius Mindaugas. Mindaugas. Nes jūs Jogaila sakė, taip? Taip, aš Jogaila sakiau. Teisingas sakymas, Vytautas įkūrė Trakų pilį. Aš tau daviau šansą žygį. Gerai, kas buvo pirmasis Lietuvos prezidentas? Kas? Smetona. Ir teisingas sakymas, taip, Antanas Smetona ir Žygimantas švenčia pergalę SKM. Kas ir kodėl žaidime? Ačiū Jums, kad šiandien buvot studijoje. Buvo iš tikrųjų Ačiū. daug spėjom ir aptart krepšinio temų ir pažaist protmušį ir susipažint su Jumis. Manau, ta laida buvo Jums irgi įdomi, taip? Tikrai taip, ačiū už kvietimą, labai malonu. Tikiuosi patiko ir žiūrovom. Ačiū visiems, kas stebėjote ir susitiksime kitose laidose.